Sveiki gerbiami laidos žiūrovai. Sveiki žiūrovai. Dabar esame Kupiškio gimnazijoje ir šiandien yra sausio 13. Taigi nusprendėme paklausti mokinių keletas klausimėlių apie šią itin svarbią datą Lietuvos istorijoje. Ar žinai, kokia šiandien diena? Sausio 13. Sausio 13. O kas vyko sausio 13? Kažkas mūšėsi? Su kažkuo. Kas su kuo, jeigu žinai? Tai Lietuva su Prūsija. Ką galėtume apie ją papasakoti? Gynė Lietuvą žmonės. Nuo ko gynė, jeigu žinai? Nuo rusų. Papasakokite, ką jūs žinote apie sausio 13? Sausio 13 yra šventė. Šventė? Tai pasakyk, kokia šventė? Tai yra turbūt valstybė, tai yra neturbūt, o tai yra svarbi valstybinė šventė, prašau nepertraukinėt kolegą. Ir galiu pasakyti, kad kiekvienas lietuvis tikrai turėtų šią datą įsiminti ir netgi turėtų žinoti jaunimas, kad ir jų tėveliai buvo Vilniuje sausio 13-osios dieną ir ką jie ten budėjo. Taip. Buvo. Neatsimeni? Nepasakė tau tėvai? Man pasakoja tėvai, mano pavyzdžiui, tėtis sakė, kad buvo irgi. Buvo, taip, surinkę daug. Ir dabar, kaip žinom, atsirado iš kažkur dar milijonas žmonių, kurie buvo sužeisti prieš tuos ten 20 metų maždaug. Ir jie dabar norėtų, ir dabar jie prašo kompensacijos, tie dar milijonas žmonių, kurie ten tiesiog buvo. Ir va, yra tokia situacija. O kur visa tai vyko? Ką žinau? Vilniui, prie televizijos bokšto. Ar gerai, kad minime šią dieną? Jo, gerai. Kodėl? Nu tai jo, 10 minučių pamokas sutrumpėjo. Vien tik dėl pamokos? Jo, ir dėl žvakučių gražiai dega. Žinoma, gerai, pamokos 10 minučių trumpėjo. Bet to pagerbėm visus žmonės. Taip, ką aš galiu pasakyti apie sausio 13. Taip, tai buvo daug žuvusiųjų, neatsimenu koks skaičius, gal žinai tiksliai? 12 ar 14 maždaug, ar 11. Kažkas, futbolo komanda susidarytų. Štai kokios sausio 13-osios nuotaikos mokykloje ir sužinome, kokios žinios moksleivių apie sausio 13-ąją. O dabar tikėkime, kad jūs pagerbėte tylos minutės žuvusiosios sausio 13-ąją ir susitiksime kitą kartą. Na, aš manau, užteks apie istoriją. O dabar pažiūrėkime, ką žiemą siūlo veikti Elita ir Justė. Sveiki, Galgumo žiūrovai. Mes esame Kupiškio Povilo Matulionio pagrindinės mokyklos gimnastikos salytėje. Čia, kaip matote, vaikai žaidžia tenisą. Tai vienintelis toks užsiėmimas visame Kupiškyje. Kad daugiau apie jį sužinotumėme, galime paklausinėti ir šio būrelio trenerę Adelę Gaškienę. Kiek metų iš vis treniruojat stalo tenisą? Aš treniruoju Kupiškį jau 12 metai, anksčiau treniravau Mažeikės. Kiek būna per metus varžybų? Per metus būna varžybų apie 11-12. O vyksta ar moksleivių varžybos, ar saugusių, ar įvairias? Daugumoje vyksta moksleivių varžybų. Saugusių varžybos vyksta vieną kartą tik tai per metus. Kur daugiausiai jų vyksta? Daugiausia vyksta Kupiškyje varžybų. Kiek turite moksleivių, kuriuos treniruojat? Mano grupiai priklauso 12 mokinių. 5-okai, 6-okai ir 7-okai. Dabar numatoma pravesti komandinės mokinių stalo teniso varžybas. Jos vyks sausio 20 dieną trečiadienį, 10 valandą Povilo Matulionio gimnastikos salėje. Visus duomenis arba apie varžybų eigą ir rezultatus galite sužinoti Kupiškėnų mintis laikraštyje. Štai tokia stalo teniso kasdienybė. Matote jų treniruotės. Ai, einu ir aš pažaisiu domino. Oi, kokie sušylę vaikai ten žaidžia. Įdomu, ar jie nesusirgs eidami namo. Įdomu. Pažiūrėk, ką mums parodys Rūta. Parodys?
Į Lietuvą atkeliavęs šaltukas ne vieną Kupiškio gyventoją privertė peržiūrėti drabužių spintą ar įsigyti šiltus paltus, storus šalikus ir net kepures. Pažiūrėkite, ar kupiškėnams pavyko pasiruošti netikėtai atėjusį žiemužį. Ką rinktumeisi? Šalką, kepurę ar pirštinės? Pirštinės. Kodėl? Tai rankoms, ta šalta, tai vat Šalka, Kodėl? nes labiausiai patinka. Su stresu, Kodėl? nes man jos numezgė. Kas nuvesgė? Baba. O ką patartum Kupiškio žmonėms, kaip apsisaugoti nuo šalčio? valgė daug citrinos, dar nešioti pirštinės ir šiaip ne per šalt. Ko palinkėtum Kupiškio žmonėms, kad nesušaltų šią žiemą? Storų šalkų. Ne, tai reikia statyti atominę elektrinę prie Kupiškio marių, nes vandens užtektų aušinimui, o uraną įsivežtume iš tos pačios Ignalinos, ne? Žmonėms atsirastų darbo, įsiturėti pinigų, galėtų susimokėti šildymą, nusipirkti tokių puikių šalikų, kuriuos mezga mano draugė. Ir tada visi būtų šilti ir patenkinti ir galėtų netgi šitoje puikioje Maksimoje su 2 miksais nusipirkti daugiau maisto. Apibendrindama norėčiau pasakyti, jog kai kurie žmonės nesirengia šiltai, todėl manau, kad jiems nerūpi jų sveikata. Na štai, žiūrovai, ir pamatėte viską, ką mes norėjome parodyti jau šią laidą. O dabar išaušo paskutinis žodis. Viso gero. Iki susitikimo. Pakramtyk mus ir pasakyk, koks tavo vardas, pasakyk, koks tavo vardas. Pakramtyk mus, pasakyk, koks tavo vardas, pasakyk, koks tavo vardas.